Aivariuks atėjo manęs išlydėti šį kartą. Skrendu be Aivaro ir šypsos. Dabar yra po pirmos jau beveik 1:30 nakties ir skrendu lapkričio 3. Žiūrėsi, kada pasieksi galutinį tikslą? Tikslą, tašką norėjau sakyti, bet gavos ne taip, kaip norėjau. Žodžiu, final destination. Viskas skubu, nes kad paskui nebepavėluočiau. Latytė knipsa. O įsivaizduokit, mūsų Latytė su pampersas gyventi, ten po staliukų pampersas padėts paruošt. Nu, yra kaip yra, nieko čia antra tema. Viskas. Žinytė jau šyla, Aivars man paruošė, viskas sukrovė, sunešė ir išeina. Aš jau pajudu, Aivariuks mane išlydi. Kaip matot, Lietuvoje lietus lyn, tikiuosi, kad mes lietaus negausim. Važiuoju jau iš Šiaulių į Joniškį. Ten susitiksim visą kompaniją ir važiuosim į Rygos oro uostą. Ir įsivaizduokit, kad mūsų keliauja 12 žmonių. Kaip smagu, kokia didelė kompanija. Šiaip truputį gaila, kad Aivarui nebepavyko. Aivaras turėjo dirbti tuo laiku, kol mes busim išvykę ir jam klientai atšaukė darbą prieš gal savaitę ir nebepavyko niekaip dapirkti bileto, nes jau viskas buvo užbukinta, visi viešbučiai ir viešbutis nebeturėjo galimybės priimti dar vieną žmogaus, tai iš tikrųjų taip nefainai gavos, bet Aivars kaip juokas kartais jam atostogos geresnės yra, kai jisai namuose viens pats, nieks netrukda, nori žaidžia PlayStation'ų, nori miega, tai jis irgi turės poilsę be manęs. O iš tikrųjų aš turiu vieną nerimą, nes aš pirkau 6 žmonėm lėktuvo biletą ir įsivaizduokit, kad aš suklydau Medutės pavardę parašydama, praleidau vieną raidę. Ir labai nerimauju, kai bus dėl tos vienos raidės. Ar mums nebus problemų, ar nereikės papildomai kažką primokėti. O antras dalykas, tai mano rankinis bagažas viršyje 1,5 kilogramo. Tai čia irgi nerimauju, kaip čia bus su tais svoriais, ar nereiks damokėti. O tu žinai, ką mes nei Turkiją skrendam, kad taip išsiplikinusi, sumaikę puonė. Va. Bet ne į šiaurę, ne į Islandiją. Ne. Nu va, lagaminukai tašytė sukrautas, daviau mamai savo kuprinytę, nes tokia lengvesnė, kad nereiktų didelės nešiotis. Tėtis jin kartu sako, kada visis išlydės, tai namuose mano vyrs ir čia kits šeimos vyrs pasilika išlydėti visus ir saugot namus. Banditų kompanija jau renka, susirinkus nesimata dar tikrųjų veidų, bet viskas 3 nakties mes pajudam iš Joniškio. Tašytės išsitraukiam, ką pabira. Ir mes jau esam prie oro uosto, ten matos daug žmonių, nu gerai, turim laiko dar viskam. Visa kompanija jau čia susitikę, ieškam dabar apsiforminti, oro uosto platybėse vaikštinėjam. Laukiam, kol Mantas atvažiuos mašiną palikęs. Spėkit, kur vykstam. Skrisim į Vašingtoną verslo reikalais. Gal dar į New Yorką pakliūsim. Tašių karalystė, jau čia mamulė tašės prižiūrėjo, o mes jau visi užkandukus traukiam iš tų tašių valgyti, visi nori alkani. Mūsų kompanija viskas, jau praėjo visas patikras, jau esam prie duty free ir dar niekaip neparodau mūsų visas, žodžiu, smagiosios draugijos, kiek čia mūsų ir kas tokie važiuosim, bet dar bus laiko susipažinti. Pagaliau nusėdom visi savo vietose, tai dabar supažindinsiu su mūsų kompanija. Kai kurie sakė, nenori čia labai jau interviu dalinti, bet nežinau, kaip Dainiuks jau juokės, Ainiuks taliausiai. Sėdž viena pati, čia mamulė mano, čia virgulė, 2 virgutės turim. Va, Kristups su Džiuga, šalia Ugnius su Meda, o Mantas su Erika taliausiai, bet neprasčiausiai. Žodžiu, tai pagaliau pamatėt visą mūsų kompaniją, bet nuotykiai dar tik prasideda. Ai, tiesa, nusipirkom vandens, iš tikrųjų gavom akciją 3 buteliukai už 4,30 €, tai čia pigiausia kaina, ką gavom Rygos oro uoste. Mumis atskyrė, visi skirtingai sėdim, tai mes su mamulė jau einam į savo vietas.
O mūsų šeima dar kažkur pasiliko. Ir tiesa dėl tos suklystos pavardės, tai iš tikrųjų nieko nesakė, mes patys priminėm, paklausėm, ar mums kažką reikia daryti, sako, viskas okei, jau sutvarkiau. Tai problemų nebuvo, nors iš tikrųjų nerimavau labai. Tai kol kas viskas sklandžiai, jau pirmam lėktuvė sėdim. Mūsų šaikėlė jau Osle, ką tik atskridom. O, Kristupėlis. Visi pusiau miegoja, pusiau ne, iš tikrųjų da pikti pavargę esam, bet nieko. Pamiegosim 8 valandas lėktuve. Yra kas bijo, kad gali neužmigti. Tai va, ieškam dabar savo vartų, turim dar muitinę praeit, nu žodžiu, yra reikaliukų. Aš už 4 tašes atsakinga, nu bet nieko, padedu mamukui. Aina, nepamiršk, eit reikia. Čia kas valgo, kas ilsisi, kas reikaliukus tvarko. Čia pusė lėktuvo jau vien mūsų kompanijos. Ir va laukia mūsų Boeingas, tai pagaliau galiu priejus prie vartų jau pasisakyti, kur išskrendam. Į Amerikytę. Per paskutinius 2 metus jau 3 kartą. Na, turbūt ir ne paskutinį. Kažkaip su Aivaru apšnekėjom, ką sakėm, gal į kokią Čikagą dviese nulėksim kitais metais. Prisidarėm fotkių, dabar visi dar stovi galvai, kada kažką darysim. Nieko nebedarysim. O įsivaizduojat, mano klientai, kaip mane lepint, pridėjo grybukų, tai aš jau oro uoste vat vaišinuos. Be kelių minučių lipsim tuo į lėktuvą. Lieka tik tai sulaukti, kada bus atidaryti vartai. Dar turim praeiti patikrą, žodžiu, čia reikės parodyti vizą, pasakyti, kur skrendam, kiek laiko būsim. Žodžiu, tokia formali patikra. Bet jau ne pirmą kartą, tai mes nebijom. Mūsų Virgutė buvo patraukta į patikrinimą. Nėra labai jauku, bet nieko ten blogo, tiesiog paklausinį. Dar vedas. Vyrsai gelbėt, nu bet nieko. Man atrodo, kad šypsena yra, viskas bus gerai. Žodžiu, dažniausiai čia paklausė, ar tavo kuprinė su tavim buvo, ar nebuvo kas nors svetims prisilietęs, nu. Taip, aš esu vienas iš random personų. Kuri buvai patikrinta, ne? Sakėm, random, pasirenka. Jo, matyti. Va, gražiai pasirodė. Svarbu viskas saugiai, gerai, visi savo vietose, mūsų visi 12 praėjo. Šiandien visi jau į lėktuvą, visi tokie, kaip vaikai sako, excited. Tai va, einam dabar koridoriu jau į savo lėktuviuką. Čia dar vienas didelis. Yeah. Welcome to New York. Visą laiką labai įdomu pamatyti, kokie pilotai bus, bet nelabai čia matas. Tokia apijūnė, ne mama? Net nesitikiu, kad lėktuvas tik tai 2 eilių, po 3 čia, po 3 čia. Tik aišku, žinoma, matosi, kad yra vietos daug daugiau ir televizoriai. Patogumo tikrai bus, bet mažiau žmonių gal irgi gerai. Pirms darbs atsisėdus į savo vietą buvo nusimaut batus, buvau iš namų pasiruošus šiltas kojines. Tai va, dabar parodysiu, kad sėdžiu prie lango. Turim kompiuteriuką, galim pažiūrėti filmus, o čia ir aš mataus. Yra vandenuką paruošta. Nors dar turėjau oro uostę nusipirkus, bet, žodžiu, ilgam skrydį neprailgs, vandens neprapuls. Mama irgi batus ką tik nusimovė, čia, žodžiu, įsitaisom kaip namuose. Lėktuvas jau važiuoja į taką, o žinokit, baigiu nuolipti, mirštu, miego kaip noriu, šiaip žiauriai. Aš visada nespėju diržą užsidėti, jau miego kaip mane migdo. Tai tikiuosi, kelionė neprailgs, pramiegosiu. Mūsų pietukai keliauja, apžiūrą padarykim, tai čia bus šakutė, donytė, kas čia slepias, salatytės, čia naiskas, banana, tai čia bus koksai keksiukas, desertukas. Su viena ranka, žinot, kaip sunku. Kokių ledų dabar, kaip norėčiau, jo, čia nais keksiukas. Ir žiūrim, ką iš šilto turim. Tai aš jau atidariau, čia yra vištiena šilta, iš tikrųjų dar jaučias, kad karšta. Tai va toks mūsų pietų meniu šiandien pro lėktuvo langą. Galim pasigrožėti vaizdu. Kadangi lėktuvo bilietus pirkom šeimom atskirai, tai mes va visi 6 mūsų Vitkų šeima kartu sėdi.
vieną draugų kompaniją va čia, bet nemiega. Tuoj pabandysiu pakviesti. Aina, Aina. Va. Pakviesk Ainą. Kuičias kažką įnėlis. Nemiegoja pati. O čia kitoj pusėj, va kita mūsų kompanija, tik iš jų vietis nemiego, visi kiti, visa panelės ilsis. Tai netoli, mes čia vieni nuo kitų. Tarpinis patikrinimas, kas ką veikia, liko 3,5 valandos, yra kas ką nemiega, yra kas negali miegot, yra kas pasivaikščioti išėjo, o tėveliai be miegėlę įtariu. Ainelis bent buvai nusnūdus, ne, o tėtis irgi ne. Aš buvau. Ja, pasirodo žiaurumėlis su tą miegu visiems. Kristupėlis buvo. Nejudam, parodykim, kiek dar liko. Gal liko 3,5 valandos, o kilometrai dabar taip greit nesimato, bet pas Gedutį. O, išmetė kaip tik. 3,5 skrist, kai atskrisim bus, ne, dabar yra 9:30, kai bus 1:30 kažkur. Žodžiu, gerai, einu dar patikrinimą darau, kas ką veik naktį. Ir Medutė nebuvo nei biškutį užsnaudus, žiaurumėlis Medutė. Einam žiūrėt, ką čia šitą šeimą veikia. Nu, visi pajuodusiam akim, reiks kaukyčių veidui. Virguliai, ką tik nemiegoja, tai matyt banda tiesiog užmigti užmerkus akelės. Kristups atės patikrinimą daro. Kristupai, darom pritupimų kartu, padarom biškai kojas prasimankštinam. 1, 2, truputį kojelės pamankštinsim. Čia prie tualetų yra šiek tiek vietos daugiau, tai kol nėra žmonių, galim biškelį patupinėti. Nu, bent 10, ne, Kristupai? 9, 10. Nu, sulaukėm Ainiuką. Iš tualečiuką ten visi nori, nenori, einam tiesiog prasivaikščiot, nes su miegu taip prastai. Visi jau galvas užsiveidus, užsidengę. Mes jau su Kristupu 10 pritupimų padarėm, dabar tavo eilė. Be žodžių visi. Su Kristupėliu kojas biškai pramankštinom, nes vis dėlto atsėdėti 8 valandas yra reikaliuką, ne? Visai fainai, bet pritupimus kelis padaryti. Jeigu noriu vandenuką, galiu pats nueiti įsipilti, bet kuriuo poros metų Virgutė atsigers ir jis toliau ilsėti sadainius dėvi. Aš čia veikia. Geras. O yra kas tiesiog, va, kimarin ir tiek. Kristups kuminukus ritino, tėtis bando bent biškį. Va, žinokit, taip yra su tais ilgais skrydžiais, taip visi vargstam. Ta baisioji kelionių pusė yra skrydžiai ir transportavims. Kai nesimiega, tai galima pažaisti ir to pačiu, jau žinokit, atnešė vėl pavalgyti. Tai čia yra apelsinų sultis, o čia šiltas sumuštinukas, tai va, jau mama atsidarius galiu greit parodyti užrašytą, kad čia yra picytė va tokia, o ko ne. O mes iš tikrųjų nebe taip ir toli New Yorką, matot. O laukia tai šviesumėlis. Netikėtai neplanuotai ir Amerikos žemelė matosi. Tik gaila, per kamerą nesimato kokie gražus medžiai, kokios gražios rudos spalvos. Tai kažkaip per kamerą nėra to ryškumo. Mamytė Amerikoje nusileidė į mamę, atsisuk. Žiūr, kad tik tai lagamins patogiai išsivingiuotų visi su savo tašėliam. Einam tas Amerikos apžiūrėti. Veideliai tai visų apsunkę, pavargę, makiažai nubėgė, bet užtat laimingi Ameriką pasiekė. Welcome to New York! Jau visi New York'e! Amerika! Žinokit, turim tokį nuotykį, kad Vitkų 4 asmenys buvo į muitinę patraukti, iškratyti visi iki triusikėlių visas tašės. Jiem tai čia visai fainai, sakė, jiem čia experiences, visai nesusijaudinė, o mes tai labai nerimavom, laukiam. Tai čia bet ilgai neužtruko, per 20 minučių, bet pirmą kartą mes Amerikoje 3 kartą. Bet kad tokį tikrinimą padarytų, tai pirmą kartą, žodžiu, nelabai jauku. Kolektyvas dirba,
Sumastėm, kad bus Uberis daug greičiau negu AirTrainas ir metro. Planavom važiuoti su viešu transportu, bet patikrinom, kad Uberis ne tik kad pigiau, bet ir greičiau ir patogiau. Tai žodžiu, esame oro uoste, išėjom čionais į Uberio stovėjimo aikštelę, vat yra sunumeruoti Uberio paėmimo punktai. Tik tai aš užsakiau vieną Uberį, mūsų viena kompanija jau išvažiavo ir man su mano programėlė nebeleidžia antros mašinos užsakinėti. Jeigu žinot, ką reiktų daryti, kad būtų galima 2 mašinas užsakinėti, parašykit komentaruose, bet va dabar tuoj visi siunčiame čia per Wi-Fi'us, appsus ir užsisakinėsim toj antrą mašiną. Sulaukiam savo Uberiuką antrą, susimetam tašelės į bagažiuką, į savo patogiai atsidursim prie viešbučio be jokių metro, be nieko. Mes Uberiukai nėra, čia jau toks labai prašmatnas, bet nesvarbu, svarbu laikų vietoj greit paimti, esam supakuoti, vežami. Čia va visokie dabada konteineriai matas. Nu, žodžiu, viskas, jau mes Amerikiai. Derinam, kad mėgot nieks nenori eiti. New Yorką įsivaizduojat, jau matom New Yorką, dangoraižius pro langus. Painėlis, kad čia dalinė. Mes dabar važiuojam pro 911 memorialą, mes ateisim jį rytoj apžiūrėti, nes dabar pro langą nieko nesimata. Mes jau visi esam New York. Kad džiuginamės, mūsų čia viešbutėlis ir yra mūsų, neleis prizumint, mūsų viena kompanija jau yra viešbuti. Prie vietos yra Brooklyn tiltas. Žodžiu, viskas čia vienoj vietoj. Tiek įspūdžių visi dairomės, visi aptarinėjom, kas ką matom, nes visiems viskas taip gražu ir įdomu. Žodžiu, einu per perį. Ką tik apsipirkom maisto pardelį, tai toks Red Bullis kainavo 3 eurai PM. Vynogių va tokia dėžutė 7 eurai. Ką čia dar, nu žodžiu, kainos trigubos negu Lietuvoj, nu bet kartą Amerikoje ko jau nepadarysi. Neturi pasirinkimą, jeigu valgyt nori. Ir dabar vat, jau sutemo žiauriai gražu. Einam į savo kambariuką. Didžioji dalis jau pasiliko ilsėtis, o mes dar 4 gyvybingiausi varom Bruklino tiltą. Rasim vis tiek, jis netoli mūsų. Šiandien būtinai turime jį dar pamatyti. Nu, tie dūmeliai tai grinai kaip iš filmų, pažiūrėkit. Čia apskritai visur jautės kaip filme kokiam. Mirgalkė, signalai, dūmai, kas tik nori. Ir niekam tai čia neįdomus, visi savo gyvenimus gyvena. Visą parą nemiegantis New Yorkas. Ir čia žymusis Brooklyn Bridge. Ir čia nuo jo sukantis mes atsidurėm į milijoninį miestą su švieselėm, veiksmų, pikų nuolatinių, nuolatos mašinų srautas belenkoks. Mes ugnyčių einam, prieky mantas su medutė. Šiaip vėjuota, bet nešalta. Švieselių, švieselės. Pažiūrėkit, kaip čia gyvenim sverta. Aš negaliu patikėti. Kiekvieną kartą čia lankantis turbūt tas pats jausmas vis aplankys. Aš ant tą tiltą jau gal fiziškai kokį 4. kartą, bet pagal vizitą New York'e 2 ir čia niekad nebus nuobodu ir kiekvieną kartą vis jausmas stebinantis, iš kur tiek daug veiksmo, iš kur tiek daug spalvyčių čia, nu tiesiog, o šiaip labai daug žmonių ir ant Bruklino tilto turėti nuotrauką, kad nebūtų žmonių, tai yra neįtikėtina turbūt, nebent jeigu lietus lytų, mes jau šitą žinom.